pradžia nuo pirmos eilutės. Sardo bažnyčios angelų rašyk, tai sako tas, kuris turi 7 Dievo dvasias ir 7 žvaigždės. Aš žinau tavo darbus, tave vadina gyvu, o tu esi miręs. Budėk ir stiprink, kas dar yra ir merdi. Aš neradau tavo darbų, kurie būtų pabaigti Dievo akivaizde. Todėl prisimink, kai priėmei ir išgirdai, laikykis to ir atgailauk. Jeigu nebudėsi, ateisiu kaip vagis ir nežinosiu, kurią valandą tave užklupsiu. Vis dėlto tu Sarduose turi keletą asmenų, kurie nesutepė savo drabužių, jie vaikščia su manimi apsirengę baltai, nes jie to verti. Taigi, nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais. Ir jo vardo neištrins iš gyvenimo knygos, aš išpažinsiu jo vardą savo tėvo ir jo angelų akivaizdą. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia sako bažnyčioms. Imkime Smirnos bažnyčią irgi pirmą eilutę, 2:8. Smirnos bažnyčios angelų rašyk, tai sako pirmasis ir paskutinysis, kuris buvo miręs ir štai gyvas. Ar matote, čia atvirkščiai, ne? Jėzus, jisai buvo miręs ir gyvas. Ir tai tikinčiajame žmoguje vyksta. Vyksta tas gyvenimas, nes mes jau turime gyvenimą, taip? Ir dar kas įdomu, kad 7 Dievo dvasias, 7 žvaigždės yra Apreiškimo knygoje labai gausu, ar ne, tas skaičius 7. Ir pažiūrėkime, čia 5 skyrius Apreiškimo, ne, 6 eilutė, ir pamačiau štai sosto ir 4 būtybių bei vyresniųjų viduryje stovėjo avinėlis, tarytum užmuštas, turintis 7 ragus ir 7 akis, kurios yra 7 Dievo dvasios siųstos į visą žemę. Tos 7 dvasios yra čia pasakyta, ne, kad yra 7 akys, 7 dvasios. Tai yra, ne, jis mato, kaip mes praeitą kartą žiūrėjome, jis ištiria, jis kalba ir tyria. Ir jo tikslas nepasmerkti, ne, bet atvirkščiai, kad išlaikytum, išstovėtum tuo metu esančiai bažnyčiai, Sarduose. Sardai, kaip ir prieš tai minėjau, įdomus toksai miestas, turintis labai gilią istoriją, labai didingą istoriją. Tai jeigu žinote ten Lydiją, tuo metu Sardai net buvo vadinama sostinė Lydijos. Bet po to vyko toksai nusmukimas ir taip keletą kartų. Po to Aleksandro Makedoniečio laikais vėl Sardai iškilo. Ir Romos laikais jau buvo vėl iškilęs miestas. Jis buvo atstatytas, jis buvo vadinamas neprieinamas tenai kalnuose ir jį labai buvo sunku paimti, užgrobti. Ir keletą kartų jau skaityti istoriją, kaip Sardai vis dėlto žlugo, buvo paimtas tas miestas, būtent dėl nebudrumo. Tiesiog miesto tie kareiviai, kai būdavo gultis, jie atsipalaiduodavo, nes atrodo buvo neįmanoma. Ir nebūdavo sargybos, ir būtent ta klaida, vėlgi, per amžius taip tęsit, keletą kartų kartojasi, aišku, tai labai ilgas laiko tarpas, ta istorija. O dabar jau Sardui kaip miestų nebeliko, yra tik tai griuvėsiai. Ir apie tą miestą dar žinoma, kad ten buvo turtingas miestas, kaip sakiau tuo metu, jisai vadinosi turtingų miestų ir kultas ten buvo Kibelės, Dievo motinos, Artemidė Romos imperijoje, bet Kibelė tai buvo toj teritorijoje, kaip iš rytiniai Romos imperijai, tai Dievų motinos kultas. Tai ir čia mes matome, buvo ta tikinti bažnyčia. Kaip perskaitėm šitas eilutes, ne, galim pastebėti, kad išorinė tokio spaudimo lyg tai ir nebuvo, ar ne? Lyg tai nebuvo. Bet vis dėlto, ar ne, domėjausi istoriją Sardų ir archeologai 20 amžiuje viduryje, kasinėjimuose rado, manoma, kaip dabar jau pati didžiausia sinagoga ne Palestinos teritorijoje buvo. Tai vis dėlto, toks nauji atradimai, kad ten buvo vis dėlto žydų ir, sakom, didžiausia Romos imperija, išskyrus Palestiną. Tai ir, vis dėlto kažkoks buvo gal spaudimas, tik tai čia mes nematome, ar ne? Bet ką matome, kad vėlgi tas toksai užmigimas, ar ne? Nes antroji eilutė sakoma, budėk ir stiprink. Tai reiškia, nebudėjo. O kodėl nebudėjo? Kažkas ne taip, ar ne? Bet kažkas ne taip, iš vidaus. Ir kaip mes šiandien žiūrėsime, ne? Šitą mūsų eilutę, ar ne?
tai reiškia drabužiai balti ir vaikščioti su juo. Ir kodėl mes galim pagal šias pirmas eilutes ir pamatyti, kas ne tai buvo, ar ne? Nes merdėjo, bet būtent pradžia, aišku, jie turėjo žodį, jie patikėjo, bet kažkas atsitiko tuo metu, ar ne? Kad jie nustojo budėti. Ir čia antroje eilutėje pasakyta, aš neradau tavo darbų, kurie būtų pabaigti Dievo akivaizdoje. Atsiminkite, va tas įtikėjimas, mes jau, ar ne, esame Dievo karalystės sferoje, mes jo akivaizdoje. Ir čia, atsiminkime, vėlgi, Jėzaus žodžius mato 10 skyriui apie išpažinimą. Kodėl tai yra svarbu? Ką Jėzus išpažįsta ir kodėl jis taip kreipiasi įdomiai, ar ne, būtent čia šitose eilutėse, Sardų bažnyčiai. Mato 10 skyrius, 32 eilutė. Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Matote, akivaizda mes ir sukurti ne tai, kad tėvas kažkur Dievas, ar ne, yra toli. Mes jo akivaizdoje. Taip pat bažnyčia yra jo akivaizdoje. Ir toliau sako, o kas išsižadės manęs žmonių akivaizdoje ir aš jo išsižadėsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Ir toliau labai griežti žodžiai. Nemanykite, aš atėjau atnešti žemėn ramybės. Atėjau atnešti ne ramybės, o kalaviją. Supraskime, koks tai buvo laikas. Tai buvo laikas, kai Jėzus kalbėjo, jis kalbėjo apie dangaus karalystę. Ne? Jau jinai atėjo. Jau prasideda kažkas kito. Buvo Mozės laikotarpis, įstatymo laikotarpis, ateina malonės, bet kad jis įsigalėtų, turėjo būti teismas. Turėjo būti viskas ištirta ugnimi. Ir čia mes dabar, dar į priekį truputėlį apreiškimo, va, būtent mūsų šitą eilutę, kurią skaitėme, 3:5. Taigi nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais ir jo vardo neištrinsiu iš gyvenimo knygos, aš išpažinsiu jo vardą savo tėvo ir jo angelų akivaizdoje. Dangaus karalystė jau, kaip sakau, yra dangiška sfera. Laiškai buvo irgi angelams parašyta. 7, ar ne? Ir tai vadinta žibintai kaip bažnyčia. Ir va čia vyksta Dievo veiksmas, iki ateinant šitai dienai. Ir supraskite, kad kaip mes ir čia skaitome, 2-3 eilutėje, ar ne, apreiškimo knygos šitos 3 skyrius, problema buvo kokia? Akivaizdoje jie nedarė. Jie skaitė save, laikė save gyvais, pirmoji eilutė, ne? O iš tikrųjų kažkas buvo negyva, nes Jėzus matė. Ir šiandien mes daug ką sakome, kad bažnyčia gyva, judesys vyksta, ar nelikti daug darbų, o čia sako, nerandu, kad jie būtų pabaigti. Tai reiškia Dievo akivaizdoje. Iš tikrųjų Dievo valioje žmogus daro savaip. Iš išorės liktai viskas gerai. Ir 3 eilutė todėl pasakyta, todėl prisimink, kai priėmei ir išgirdai, laikykis to ir atgailauk. Jeigu nebudėsiu, ateisiu kaip vagis ir nežinosiu, kurią valandą tave užklupsiu. Grįžti žodžiai. Kodėl? Todėl, kad, vėlgi sakau, kažkas ne tai buvo. Ne? Jie įsileido tą tokį paprastą gyvenimą. Iš tikrųjų, jeigu nebūna, kaip sako, nėra išbandymų, matote, išbandymai tuo metu jie buvo kaip reakcija, ar ne? Išgryninti, išpatikrinti, o čia jie buvo priimti. Mes tiksliai, aišku, iki galo nežinom tų detalių, bet vieną žinome, kad merdėjo, kad buvo toks pasyvus gyvenimas, viskas gerai su manim, viskas tvarkoju. Ir žiūrėkite, kai Jėzus kalba apie Dievo karalystę, mato Evangeliją, ypatingai jis pradeda nuo 21 skyriaus, 21 dalies, tai sakau, 21 skyriaus, ir 22 iki 25 skyriaus jisai kalba apie tą ateinantį laiką. Jis duoda palyginimus Jėzus, mato Evangelijoje. Ir dabar pasižiūrėkime, mato 23 skyrių, kaip jisai kreipiasi į fariziejus. 25 eilutė. Vargas jums, vaidmainiai, rašto žinovai ir fariziejai, nes jūs valote taurės bei dubens išorę, viduje esate pilni gobšumo ir nesivaldymo. Aklasis fariziejų, pirmiau išvalyk taurės ir dubens vidų, kad būtų švari ir išorė. Matote, greičiausiai taip ir buvo, nes čia, kaip sako, merdėjimas, tas buvo veikla buvo, bet ne Dievo akivaizdoje. Jie darė, kaip jiems atrodė teisinga. Jie turėjo savo teisumą. Ir kai mes šiandien kalbėsime būtent apie rūbus baltus,
turim pamatyti, kas tai, ar ne, kuo aš giriuosi, kuo aš gyvenu, kuo aš mėgaujuosi. Jie liktai ir priėmė žodį, ar ne, nes mes pažiūrėsime, čia buvo keletas žmonių, kurie kaip čia pasakyta, kurie išpažino ir tai reiškia išlaikė tai. Bet čia sako, žiūrėkite, išorė. Ir atrodo, tai čia fariziejų laikotarpį, šitas buvo šiandien lygiai tas pats. Jeigu žmogus pasitikė savo teisumu, pasitikė savimi, taip, sako, viduje pilni gobšumo ir nesusivaldė. Ir žmogus kartais taip, ar ne, užtenka, kažkas, jisai kalba ir išsprūsta kažkas pastovi, ar ne, jis tuo žmogus gyvena. Tas pyktis, nepasitenkinimas. Ir aišku, tokie pasaulyje tai yra normalu. Ir gerai, kad taip išeina. Bet matote, va čia tikinti žmogus, jisai gyvena kitame, jis gyvena kitoj akivaizdoj. Jis įvyksta, žiūrėkite, kaip toliau pasakyta 27 eilutė. Vargas jums, veidmainiai, rašto žinovai ir fariziejai, nes jūs panašus į pabalintus antkapius. Išorė buvo kokia? Balti antkapiai, ne? Pabalinti antkapiai. Jas balino, kad jie atrodytų gražiai. Jis sako, iš paviršiaus atrodo gražiai, o viduje pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų. Taip ir jūs iš paviršiaus atrodote žmonėms teisūs, o viduje esate pilni veidmainystės ir nedorumo. Viduje pilna. Tai reiškia, žmogaus širdis nepakeista. Laikymasis kažkokios tai nuostatos, ne, aišku, čia mes matome, ne, jeigu per visą Apreiškimo knygą ir laiškus, tas judaizmas ir krikščionybė bandoma padaryti miksą. Tai reiškia senas sandora ir naujas. Mes gyvename, kaip ir sakoma, ne pastoviai Romiečiams 7 skyriui. Parduotas nuodėmiai. Ar vis dėlto įvyko Romiečiams 8.1? Išlaisvintas nuo 8.2, ar ne? Bet ir nėra jokio pasmerkimo, todėl kad tu išeini iš šito. Išeini iš to įstatymo sferos. Vėlgi, koks įstatymas? O įstatymo nėra. Yra įstatymas, yra vienas įstatymas. Gyvenimo dvasios įstatymas, nuo kuris prasideda Biblija ir užsibaigia Biblija. Bet čia, žiūrėkite, kai Jėzus kalbėjo fariziejams, mes dar kalbėsime apie tai, jis tik tai barė lygtai juos. Ne, jo tikslas parodyti, va štai kas ta religija, judaizmas, pasitenkinimas tuo įstatymu, prie ko priveda. O priveda prie ko? Pilni veidmainystės ir nedorumo. Žmogus jis to pilnas. Ir čia mes matome, dabar žiūrėkite, kaip sakau, jis netėjo sužlugdyti Jėzus, ar ne? Nuteisti, pabaigti viską. Pabaigti su sena sandora, bet ne su žmogum. Žmogui jis trokšta išgelbėti. Ir atsiminkime, Izaijo 42 skyrių, kodėl sakau atsiminkime, nes labai dažnai Evangelijos jinai vartojama šitą pranašystę Izaijo, ir ypač 42 skyrius. Pirma eilutė. Štai mano tarnas, kurį palaikau, mano išrinktasis, kuriuo gėrisi mano siela. Aš suteikiau jam savo dvasią, jis įgyvendins teisingumą pagonims. Jis nešūkaus ir nepakels balso, jo balso nesigirdės gatvėse. Čia ir kalbam apie tą vidinę nuostatą, kas iš Jėzaus ėjo. Kas, aišku, mes matome, kai jisai pamokslavo, jis ir šaukė, jis ir garsiai kalbėjo, bet vidinė nuostata jo buvo kokia. Iš jo plaukė kas, nes suteikė jam savo dvasią. Ta Dievo harmonija, kai Dievas sukūrė pasaulį, tai buvo įdėta į Jėzų, ar ne? Ir dabar žiūrėkite, trečia eilutė. Jis nenulauš įlūžusios nendrės ir neužgesins grūzdančio dagčio. Jis įvykdys teisingumą iki galo. Jis nepails ir nenusivils, kol įgyvendins teisingumą žemėje. Ir visi kraštai lauks jo įstatymo. Ir dabar žiūrėkite. Dar neužverskime, bet paraleliai dar kartą sugrįžkime į Apreiškimo 3.2. Budėk ir stiprink, kas dar yra merdi. Aš neradau tavo darbų, kurie būtų pabaigti Dievo akivaizdoje. Mintis budėk ir stiprink. Reiškia, merdėjo. Reiškia, dar buvo tas dagtis neužgesintas. Jis kreipėsi kaip į bažnyčią. Taip? Padėtis bloga. Bet, kaip ir čia sako, jis nenulauš nendrės, jis neužgesins. Tikslas, kad ta bažnyčia degtų, kad tas, vėlgi, tie žmonės esantis bažnyčios pamatytų tą tiesą. Bet vėlgi, koks čia laikas buvo?
kaip ir kiem antram Izaijo pranašystės skyriui, sako, jis nepajaus ir nenusivils, kol įgyvendins teisingumą žemė ir visi kraštai lauks jo įstatymo. Jo įvykdymo. Koks jo įvykdymas? 5 eilutė ir pasakyta. Taip, sako viešpats Dievas, kuris atvėrė dangus ir juos ištiesė, sutvirtino žemę ir visą, kas ant jos auga, kuris duoda gyvybę ir dvasią tautoms gyvenančiams žemę. Žiūrėkit, duoda gyvybę ir dvasią. Mes kartais užsikabinam, koks geras mokymas, kaip teisingai viskas susidėlioja. O bet čia sako apie dvasią. Kodėl aš taip sakau, kartais ir girdisi, kad ar ne, yra tam visokių mokymų, ar ne, kad sakoma, taip, Dievas sukūrė mus laisvus, kad mumyse jisai gyventų, taip viskas teisinga. Kaip ir, sakau, prieš keletą dienų girdėjau, nesvarbu koks ten mokymas, bet gyrėsi to mokymu, gyvena to mokymu žmogus. Bet paskui sako, taip, keikėsi kartais, tas žmogus. Taip yra, mesgi žmonės, iš vidaus. Dabar aš nesakyk, galima, negalima keiktis, bet suprantat, kas iš vidaus plaukia? Kas iš vidaus? Čia sako, kuris duoda gyvybę ir dvasią. Suprantat, pakeičia mūsų vidų. Mes apsirengiam kažkuo, tai mes dar prieisim prie šito, bet čia ir stovėti ant šito. Nes kai mes skaitome apaštalo Pauliaus laiškus, ne, ir ne tik Pauliaus, bet Naują Testamentą, mes matome šitą įvykdymą. Sako, sutvirtino žemę ir visą, kas ant jos auga, kuris duoda gyvybę ir dvasią tautoms gyvenančiams žemė. Mes čia galvojam, kad čia visos tautos čia gyvena žemė, jis sutvirtina per kažką. Tai per ką? Žodis. Čia ir įvyko tai. Įvyko tai, kai buvo išpildytas žodis, kai Mozės įstatymas buvo išpildytas. Kaip? Per Kristų. Tikslas buvo. Ir Jėzus Kristus atėjo tai, ar ne, kaip ryjanti ugnis Jeruzalėj. Bet dabar dar pasižiūrėkime, irgi šalia netoli, kaip sakyti, Sardo bažnyčios buvo keletą kitų bažnyčių, kur parašyti laiškai. Tai reiškia visų pirma Efezas netoli, ar ne, kaip mes minėjome, ir Kolosai. Aišku, netoli ten, toj teritorijai, bet ten stumas buvo. Bet žiūrėkite, Kolosų bažnyčiai, panaši padėtis turbūt buvo. Bent jau pasakyta taip. Žiūrėkite, laiškas Kolosiečiams 2 skyrius, 6 eilutė. Taigi, kaip esate priėmę viešpatį Kristų Jėzų, taip ir gyvenkite. Matote, taip ir gyvenkite. Kaip jūs priėmėte? Ir kas buvo pasakyta šitai bažnyčiai? Sardu sako, jūs jau merdėjat, jūs kažkaip palikote tai tuo metu. Bet kaip laikytis? Žiūrėkite, taip ir gyvenkite jame, įsišaknyje bei statydindamiesi jame ir tvirtėdami tikėjimu, kaip esate išmokti kupini dėkingumo. Mes, kai gimstame iš tikrųjų į šį pasaulį, taip mes dvasiškai mirę, taip. Kas tai dvasiška mirtis ir yra paprastai? Egoizmas. Tu susitelkęs link savęs. Ir tavo prigimtis yra pakeičiama, kai tu pamatai kryžių, tom dvasinėmis akimis, išgirsti, suvoki ir tu priimi Kristų. Taip? Tu priimi Kristų į save. Tai reiškia, žodis krenta į šitą gerą jau dirvą. Viskas. Įvyksta, kaip sakiau, praeitą kartą operacija. O čia ir pasako Paulius, įsišaknyji. Sako, ir toliau tu augi tame kur? Tarp tikinčiųjų. Ne tai, kad vienas, aš dabar taip, aš sužinojau, patikėjau ir gyvenu, kad dvasiškai tobulėčiau. Vienas. Ir man reikalinga grupė, kad aš toliau tobulėčiau. Ne. Žmogus iš vis net neieško Dievo. Dievas ieško tavęs. Ir žmonių. Jisai kalba, jo žodis. Ir čia tas ir yra, kad tai jo darbas, išgelbėjimas. Tu priimi žodį ir kaip čia pasakyta, tu tada jau įsišaknyji. Ar ne? Ir sako, kaip esate išmokyti kupini dėkingumo. Tai reiškia, kupinas, tu pilnas dėkingumo. Vėlgi sakau, čia Kolosų bažnyčia irgi ta pirma bažnyčia, kaip sako, pirmosios bažnyčios. Bet jam buvo perspėjimas. Koksai? Sekantį eilutę. Žiūrėkite, kad jūsų nepavergtų filosofija. Ką reiškia filosofija? Ne? Dabar, ar tai gerai ar blogai filosofija? Ne apie tai. Žiūrėk, filosofija tai reiškia mylėti išmintį, ar ne, pažodžiui tas žodis. Ir žmogus myli labai išmintį, ar ne. Jis sako filosofija ir tuščia apgaulė.
kuri remiasi žmonių tradicijomis ir pasaulio pradmenėmis, o ne Kristumi. Ir greičiausiai kažkas, aišku, čia Kolosų bažnyčiai, bet Sarduose ir įvyko. Kažkokie tai dėmesys, ar ne, tai taip, viskas tvarkoj, ar ne, mes nežinom, vėlgi sakau, spaudimo liktai iš išorės ir nėra, čia pasakyto, bet tas susitaikymas su pasauliu, kad viskas gerai, su manim, man gerai. Jisai ir, kaip sakyti, tai bažnyčiai ir atnešė tą merdėjimą. Bet vėlgi dabar, jeigu žiūrėt į įvykusį dalyką, žiūrėkite toliau sekantį eilutę, Kolosiečiams 2:9. Jame kūniškai, reiškia Kristuje, gyvena visa dievystės pilnatvė. Jame. Štai kodėl mes įsišaknyję tame, ar ne? Sako, štai kodėl mes remiamės ne filosofija tuščia apgaulė, tradicijomis pasaulio pradmės, bet Kristumi. Ir sako, būtent jame kūniškai gyvena visa dievybės pilnatvė. Kūniškai gyvena. Kaip kūniškai gyvena? Brolis, sesuo Kristuje, tu matai, tu gyveni, tu ką matai? Visų pirma, tu matai žmogų, taip? Sukurtą žmogų, kaip čia mes skaitysime, ne keletą vardų, mano vertime keletą asmenų, dar kituose žmonių, žmonės, keletą. Ir tu matai, štai jame gyvena visa dievystės pilnatvė, Kristuje. Toliau sako, ir jūs esate tobuli jame, kuris yra kiekvienos kunigaikštystės ir valdžios galva. Jis yra galva visko. Štai tame tu įsišaknyji, štai tame tu mėgaujasi, štai tame tu statydinėsi, kaip mes čia pasakyti, ne? Ir čia ne mes galime tai padaryti, tu supranti, kad mes patys iš savęs, bet tai yra jo malonė, jo gailestingumas, jo gerumas, būtent surinkime. Ir štai kaip mes, sakau, tas dėmesys mūsų šiandien, būtent šitą eilutę. Dar kartą pasižiūrėkime, vis dėlto tų Sarduose turi keletą vardų. Ir kas tai buvo tie keletą vardų, keletą žmonių, ar mano vertime keletą asmenų? Tie, kurie, ką padarė, nesutepė savo drabužių. Jie turėjo kažkokius drabužius, ne? Vėlgi, jeigu tai paprastai, jie mėgavosi ne pasaulio šlove. Jeigu tai pamatyti, jeigu taip tokį išorinį, iš tolo taip vaizdas, Sardai tuo metu labai turtėjo, turtingas miestas. Ekonomiškai ten labai viskas, ten turtingi žmonės ir aišku, mes šiandien turime, ne, kartais galvom, kodėl vaikai sako, kodėl mes negyvename Švedijoje, Norvegijoje, o Lietuvoje, ne Lietuvoje. Bet supraskite, čia yra žmogus patenkintas ta šlove. Aš nesakau, kad ir gerai ar blogai gyventi tenai, bet kuo tu patenkintas? Kokia šlovė? Šitie tikintieji mėgavosi, mes matome, Dievo šlovė. Jų kaip žmogaus nėra, mūsų nėra, yra jis. Ir štai kodėl, kai yra jis, yra jo gailestingumas, yra jo gerumas, yra jo malonė. Ir štai ta malonė po malonės pasireiškia. Nežinau, tai vėlgi, sakau, tas, aš kaip skaitydamas visai, aptikau tai, kad 20 amžiaus vidury atrado tą didelę sinagogą, likučius, kad neįmanoma labai, didžiulė. Galbūt irgi darė įtaką, ne tik, kad galbūt greičiausiai, nes jeigu paskaityti apaštalo Pauliaus laiškus, tai tas perspėjimas, būtent, tas judaizmas, jis iškelia. Kodėl? Žiūrėkite, Dievas išsirinko žydų tautą. Kam? Būtų šlovė jam. Jisai tam išrinko, tas išvedimas tos tautos, tos sėklos Abraomo, kad būtų šlovinamas jis. Bet ką mes matome realybėje, ką mes Jėzaus žodžiuose, jūs iš išorės turite tą dievotumą, išorės, o viduj ne. Jie mėgavosi tai, būtent kaip jiems atrodė, kaip pasaulis juos laiko. Ir šiandien, tuo metu pasaulis laikė žydus ypatinga tauta. Biznis, turtai ir taip toliau. Aišku, aš nekalbu apie šiuolaikinius žydus tuo metu. Ir tas dėmesys, kaip apaštalas Paulius rašo, dar prisiminkime, laiškas Romiečiams 2 skyrius apie tą tikrą, kas yra tikras žydas, ne? 2 skyrius 28 eilutė, ne tas yra žydas, kuris pagal išorę toks, ir ne tas apipjaustymas, kuris išoriškai atliktas kūne. Ir dabar sekant eilutė, bet tas yra žydas, kuris toks viduje ir apipjaustymas yra, kai širdis apipjaustyta dvasios, o ne pagal raidę. Šiandien kartais sako, jūs kalbate apie kažkokį dvasinį Izraelį. Apie kokį kalbam?
apaštalas Paulius kalbėjo apie Izraelį. Apie kokius žydus kalbama žodyje. Kam reikalingos tos pasakos, filosofijos ir tai tušti dalykai, kas nukreipia žmonės į bedevystį, į palaidumą. Nuo santykio, nuo akivaizdos jo. Dar kartą, tas yra žydas, kuris toks viduje ir apipjaustymas yra, kai širdis apipjaustyta dvasios. Kaip mes ir skaitom pranašystėse. O ne pagal raidę, tokiam ir šlovė, ne iš žmonių, bet iš Dievo. Šlovė. Štai, kad Dievas jis sukūrė žmogų. Šloviai. Atrodo, atvaizdas ir panašumas, kad ten būtų dvasia. Taip? Ir jinai šlovintų Dievą. Štai kodėl ir yra, kai mes tikime Kristumi. Ne? Patikėjimas Kristumi, kaip mes ir skaitėme, ir įėjimas į tą santykį, kur, kaip mes skaitome Apreiškimo knygą, jis mato mus. Tos 7 dvasios, jo akis. Tu jau nesislepi, tu jo akivaizdoje, tu jau nebijėjo, tu apsirengęs juo. Taip? Ir štai tu priimi ką? Kaip suvokimą? Dievą. Kaip mes šiandien paklausim, kas yra Dievas tau? Kas yra tau Dievas? Ir žmonės sakys kaip. Daugumą, jeigu padarysim apklausą. Arba Jėzus Kristus kas yra. Taip, Jėzus Dievas. Bet, tiksliau, kas yra pats Dievas? Ir sako žmonės, kūrėjas, gelbėtojas, atpirkėjas, mokytojas, aš išgirstu tai. Ir tai yra viskas teisinga. Bet dabar kas jau jis yra mums? Kai tas žodis įvyksta, būtent gyvenimo dvasia. Tas įstatymas, kaip mes skaitėme Izaijo pranašystėje, kurio žmonės laukia. Jis turėjo įvykti. Ir ta Dievo dvasia, nes Dievas yra dvasia, taip? Sutinkame su to, Dievas yra dvasia. Ir ne tik dvasia, bet gyvybę teikianti dvasia. Įsivaizduokit, kaip nuostabu. Ir štai kodėl, kai mes skaitome, apaštalą Paulių ir kitus, bet ypatingai Paulius, ta konfrontacija tarp tų, kas vadinasi žydais. Ir didžiausia konfrontacija, aišku, mes tik tai truputėlį Galatams laiške, nes Galatija irgi buvo šalia tų miestų. Mažoji Azija, dabartinės Turkijos teritorija. Ir laiške Galatams jisai sako, žiūrėkite, 1 skyrius 10 eilutė. Ar aš ieškau žmonių palankumo ar Dievo? Paulius tiesiog sako, įkvėptas Dievo, ar ne? Sako, jei dar norėčiau patikti žmonėms, nebūčiau Kristaus tarnas. Aš sakau jums, broliai, kad mano paskelbtoji evangelija nėra iš žmonių, nes perėmiau ją ne iš žmogaus ir nebuvau jos išmoktas, bet gavau Jėzus Kristaus apreiškimu. Jo, Galatams 1, 10 ir iki 12 eilutės. Ką čia Paulius sako? Aišku, čia labai griežti žodžiai pirmam skyriui. Prakeiktas, kas skelbia kitą evangeliją. Toliau jisai sako, netgi bažnyčios, taip vadiname, net tie pirmieji apaštalai, tie ramsčiai, jie suklupo, pradėjo veidmainiauti. Ir bet čia, sako, dabar ko mes ieškome, ko mes patenkinti, kas iš mūsų plaukia iš vidaus. Ir štai per visą laišką Galatams mes žinome, kas plaukia, dvasios vaisiai turėtų plaukti 5 skyriui, bet 6 skyriui, kitaip sakant, laiškas Galatams užbaigiamas kuo? Pasižiūrėkime. 13 eilutė, 6:13. 6 skyrius Galatams 13 eilutė. Bet net ir patys apipjaustyti nesilaiko įstatymo, o te nori jūsų apipjaustymo, kad galėtų pasigirti jūsų kūnu. Šiuolaikinė kalba gali pasakyti religija. Dabar nesvarbu, kokia čia religija. Religija nesilaiko įstatymo. Jis tik tai sako, laikykimės įstatymo. Reikia laikytis įstatymo. Ar reikia laikytis įstatymo? Taip, gyvybės teikiančios dvasios įstatymas. Jis veikia, jeigu tu priimi Kristų. Golgota įvyksta. Ir štai čia gyventi malonė. Nes Paulius ir sako, jie te nori jūsų apipjaustymo, kad galėtų pasigirti jūsų kūnų. Šiandien apipjaustymai liktai nevyksta, tarp, ypač krikščioniškos denominacijos, bet kas vyksta? Galima, negalima. Ir sako, pasigirti jūsų kūnų. Kuo giriasi religija? Darbai? Ar ne? Kažkokios tai bažnyčia, kaip atrodo, wow. Pament, kai Jėzus, mes skaitome, kaip jisai jau įeiti į Jeruzalę ir mokiniai visi kiti sako, žiūrėk, koksai miestas, kokia šventykla. Akmens ant akmens nebebus.
Ir šiandien žmonės taip pat sako, kokia didelė bažnyčia, koks skaičius, kokie darbai ir taip toliau. Bet čia sako, žiūrėk, aš niekuo nesigirsiu sekantį eilutę 14. Tik mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Nukryžiuotas. Atrodo, oi, kaip čia sunku, Paulius čia taip sako radikaliai. Atvirkščiai, čia kalba apie laisvę. Nukryžiuotas. Čia jo veiksmas, Dievo susijungęs jau su asmens veiksmu. Bet nuo mūsų to nepriklauso. Tai Dievo veiksmas, ne? Ir va čia tas yra aš pasaulyje, nes Kristuje nieko nereiškia nei apipjaustymas, bet naujas kūrinys. Štai, kas yra naujas kūrinys. Ir yra tai bažnyčia. Taip? Tai reiškia tas laikotarpis, kai jau pradeda veikti naujoji Jeruzalė, kai yra ta naujoji sandora, kai gyvenimas dvasia tampa tikrovė, realybė, o ne tik tai, teorija. Praktikoje šito niekad nėra. Ne, yra praktika, yra gyvenimas, tu mėgaujasi juo, jis pakeitė tavo motyvą, naujas kūrinys. Ir štai, žiūrėkite, atsimenate, kaip aš sakau, kai Jėzus mokė, ar ne, Mato Evangelija plačiausiai apie tai prašo, ar ne, 3 metus ir jau nuo 21 skyriaus ir toliau, kaip mes įskaitėm šiandien 23 skyrių, vyksta ta didelė konfrontacija, bet pasižiūrėkite, 21 dar Mato Evangelijos skyriuje, Jėzus sako, jisai tarė jiems, ar niekada neskaitėte raštuose, akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu, tai viešpaties padaryta ir nuostabu mūsų akims. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir duota tautai, kuri neš jos vaisių. Kokį vaisių neš tauta? Taip, mes matome, cituojame pranašai, ar ne? Ir toliau jisai kalba apie palyginimus. Ir 22, 23, 24, 25 skyrius jisai kalba apie ateinantį teismą Jeruzalėje. Tikslas? Malonė. Žmonės gyventų malonė, priimtų, nustotų vaidmainiauti, nustotų apsimetinėti. Bet kas ir buvo, blogai su Sardų bažnyčia, taip, iš išorės. Nors aišku, mes matome keletą vardų, jie buvo. Bet dar žiūrėkite, Mato 22 skyriui Jėzus pradeda nuo ko? Būtent tą pasakojimą. Apie kokį palyginimą? Antra eilutė. Dangaus karalystė yra panašiai į karalių, kuris kėlė savo sūnų į vestuvės. Girdėjome šitą, ne? Išsiuntė tarnus, taip, ir tada jisai kviečia, ateikite į vestuvės. Va tas visas tikslas, visas šito palyginimo, tai didelis palyginimas. Bet tas palyginimas, suprantate, jisai tęsiasi per visus apaštalų laikus. Tik jau buvo ne palyginimas, o buvo veiksmas. Buvo ištartas žodis, o po to veiksmas. Pas Jėzų taip yra. Žodis tapo kūnu. Ir dabar žiūrėkite, pas ką jis atėjo, pas savuosius, ne? Ir 5 eilutėje pasako, tačiau kviečiamieji jo nepaisė ir nuėjo kas savo. Vieni į ūkį, kitas prekiauti, o kitus tarnus nutvėrė, išniekino ir užmušė. Apaštalai. Taip atsitiko jiem. Toliau, tai išgirdęs karalius užsirūsino ir išsiuntęs kariuomenės, sunaikino tuos žmogžudžius ir padegė jų miestą. Kas įvyko su Jeruzalė? Po 40 metų, kai Jėzus tai pasakė, vat būtent tai ir įvyko. Buvo padegtas miestas. Čia ne tik tai gražus palyginimas, moralė. Žodis tapo kūnu. Bet pažiūrėkite, palyginimas nesibaigė. Tuomet jis tarė savo tarnams, vestuvės surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl eikite į kryžkelės. Kas tie, matote, pakviestieji? Aišku, yra Izraelis, žydai, kas laikėsi įstatymo išoriškai. Matote, va tas įstatymas raidė, o ne dvasia. Dievas trošta, jisai kaip jis ieško, sakau, garbintojų, kurie garbina dvasioje ir tiesoje. Jis ieško tokių garbintų, mes Jono 4 skyriui. Ieško, va tik tai, ne žmogus ieško, jis ieško. Bet tas atsakas ir yra priimti Kristų. Reiškia priimti kryžių, priimti ir tu jau viskas, tu išlaisvinamas. Todėl sako, žiūrėkite dabar jau toliau eikite į kryžkelės ir ką tik rasite, kvieskite į vestuvės. Ir tai tas laikotarpis apaštalų, jis toks ir buvo. Tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus, ir vestuvių menė buvo pilna svečių. Nuostabu. Ir dabar, jeigu mes paimsim, tai dabar ir prasideda jau prasidės
naujoji sandora, vestuvės, ką mes skaitome Apreiškimo knygai. Bet, žiūrėkite vieną detalę. Sekanti eilutė. Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė žmogų neapsirengusi vestuvinių drabužių. Įdomu, ten ir vėlgi tyrinėjant ir ne tik apie Palestiną, Izraelį, ar ne, bet tuometinį tą laikotarpį, bet taip pat ir Azijoje, ar ne, Mažoji Azijoje. Ten buvo toks paprotys. Jeigu iškilmingos vestuvės būdavo duoti balti gražūs rūbai vestuvių. Tai buvo kaip leidimas įeiti tą puotą, kaip mes praeitą kartą skaitėme ne apie akmenėlį, kur buvo duotamas kaip pakvietimas, o čia buvo rūbai. Ir dabar žiūrėkite, sako, kurie nesutepė savo drabužių. Ne? Va šitie jie nesutepė, jie turėjo. Bet čia, einant laikui, žiūrėkite, žmogus, jie tiki, jie turi nuostabų žodį. Vau, tai yra nuostabu, malonė. Bet jeigu žmogus iš šalies tik tai jis girdi ir supranta, būtent filosofiškai, tai reiškia išmintimi. Vau, tai yra gerai visai, neblogai tai tikėti. Bet širdis nepakeista. Ir kas nutinka? Kaip ir su šitų žmogų. Žiūrėkite, jis tarė, bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužių, tasai tylėjo. Jis negali nieko atsakyti. Jis gali tik tai filosofuoti, bet atsakyti negali iš tą klausimą. Tada karalius paliepė tarnams, suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite į laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas, nes daug pašauktų, bet maža išrinktų. Ir dabar pažiūrėkime, Sardų mieste, ne tik Sardo, aišku, ir Efezo tas pats panašiai, ne? Jis sako, labai gerai pradėjote, jūs turėjote darbus. Net Sardo matome, kad net darbai nepabaigti, net darbai jau. Bet esmė ta pati, meilės nėra. Meilės nėra, o meilė iš kur? Tai yra Dievo dvasios veiksmas. Ir Dievo dvasios vaisius numeris 1. Tai viskas yra iš jo. Ir štai dabar, žiūrėkime, kodėl ir yra tie perspėjimai. Ir apaštalas Paulius ir visur rašo apie tai. Pažiūrėkime, antras laiškas Timotiejui, 3 skyrius. Ne? Pirma eilutė. Žinau, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkus laikai. Ir čia, kaip kažkas tai sako, kad čia žiūrėk, dar ateis sunkus laikai. Ar dabar ką lengvi laikai? Dabar labai sunkus. Nes žmonės savimylos pinigų mylėtai pagirūnai išdidus. Dabar supraskime, kam Paulius rašo laišką, adresatas yra Timotiejus. Jis, jeigu paimti visą tą kontekstą, visas esultės, jis įrodo į tam tikrus dalykus, ką jam reikia. Aš nesakau, taip, principai kažkur veikia ir dabar mums. Bet pagrindinis pritaikymas buvo Timotiejus. Jam laiškas parašytas, taip? Ir dabar žiūrėkite, visą tame užeis sunkus laikai, jis perspėja patį Timotiejų, jauną tarnautoją, ar ne? Ir mes čia žinome, kokie tie žmonės bus, ar ne? Nemylintys, nesutaikomi, šmeižikai ir taip toliau. Bet dabar žiūrėkite 5 eilutę. Turintys dievotumo išvaizdą, bet atsižadėję jėgos. Šalinkis tokių žmonių. Ir kai mes čia, matai, šalinkis, tai reiškia čia visiems pasakyti, ne, čia konkrečiai asmuo. Šalinkis tu, Timotiejau. Ir toliau mes matome, kad tas laikas turi įvykti, ar ne? Nes žmonės, ir toliau 4 skyriui parašyta, 3 eilutė. Ateis laikas, kai žmonės nepakęs sveiko mokslo, bet pasidavė savo įgydžiams. Pasikviesio mokytojų, kad jie dusgentų ausyse. Ir pasakos ir taip toliau. O sako, tu būk apdairus. Tu būk apdairus. Kaip sakau, principai taip ir mums jie tinka. Mums, aišku, bet šalintis, mes dar prieisim prie šito. Nuo žmonių nereikia. Kaip nereikia, jeigu blogas žmogus, mes prieisim prie. Sakau, bet dabar žiūrėkime į čia. Į šitą momentą, į baltus rūbus, į baltus drabužius. Dievas tuos drabužius davė. Nes šitam palyginime, kai kalba Jėzus, matome, kad atrodo, lyg jis pats turėjo gauti juos. Iš tikrųjų, tai jo dovana. Tu juos negali pasiūsiūti, įsigyti. Juos tau duoda viešpats. Ir tie rūbai, tai yra jo teisumas. Tai yra, vėlgi, Dievas pamilo, tu atsakai. Ir įvyksta meilė. Tas meilės veiksmas, tai reiškia, tu myli. Ir tai jau abipusiškai, tu jau esi šitame. Bet dabar žiūrėkite, dar labai įdomu, kaip sakau, Paulius Timotiejui rašo, bet labai panašiai, kad būtų toks,
dar aiškiau. Apaštalų darbų 20 skyriui, čia jisai sako Efezo tikintiesiems. Įdomu, ne? Yra laiškas Efeziečiams, yra Apreiškimo knygoje pirmas laiškas Efezo bažnyčiai, ar ne? Ir dabar čia Apaštalų darbuose Paulius turi tokį perspėjimą. Žiūrėkime, 20-29. Nes aš žinau, kad man pasitraukus įsibraus pas jų žiaurių vilkų, kurie nepagailės kaimenės. Ir mes čia galvojam, taip, čiagi daug kultų, daug sektų, daug erezijų, taip toliau, ateina per 2000 metų. Bet dabar supraskite, Paulius sako labai aiškiai, yra tie žmonės, Efezo vyresnieji, ir jis sako, man pasitraukius pas jūs įsibraus, ar ne? Ir toliau, net iš jūsų atsiras. Ne už 2000 metų, už 1000, bet tarp jūsų atsiras, ar ne? Sako, kurie kreivomis kalbomis stengsis patraukti paskui save mokinius. Todėl budėkite ir nepamirškite, kad aš per 3 metus dieną ir naktį nepaliaudamas su ašaromis įspėdavau kiekvieną. Bet tas statydinimas pamatų prasidėjo tada. Ir Paulius, kaip ir sako, prieš tai, 2-3, sako, budėkite. Sako, jūs merdite, kažkas netvarko, jūs nebudėjote. Ir dabar, štai įeikite tai. Jūs sukurti tam, kad jūs būtumėt nugalėtojai. Nežiūrėkite, kaip ir toliau dar, 5 eilutė čia ir pasakyta. Apreiškimo 3:5. Taigi nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais. Ir jo vardo neištrinsiu iš gyvenimo knygos, aš išpažinsiu jo vardą savo tėvų ir jo angelų akivaizdoje. Ir būti jo akivaizdoje, reiškia turėti tą gyvenimo knygą ir balti drabužiai. Mes dar, kai kalbėsime apie Filadelfijos bažnyčią, apie tai labai paminėsime, nes tai yra svarbu, ar ne? Bet dabar pasižiūrėkime, jie nesutepė savo drabužių. Štai kodėl. Tas drabužis ir buvo ne mano teisumas, bet Dievo teisumas. Reiškia, jis aprengė, aš jau juo gyvenu, kaip aš sakau, ir kalbu, jau tai, kas yra viduj. Nebijau, jau meilė išvėja baimė, jau gyvenu kaip nugalėtojas. O kas nugalėtojas? Kristus. Ir štai kodėl tas nugalėtojas, kaip mes ir skaitome, yra Apaštalų darbų, Efezo ir Timotėjo laiške, yra jis. Tu tiesiog išgirsti jo balsą. Kaip čia paprasta, kaip visi girdi jo balsą, ar negirdi, kaip čia atpažinti. Bet žiūrėkite, Evangelijose labai nuosekliai Jėzus sako, žiūrėkit, mes be jo nieko negalim padaryti, taip? Ir išgirdimas, kaip ir tas paprastas pavyzdys, ūkiškas toks, ne? Viena iš mano dukrų moka su avim, ne? Užsimti, jinai daug laiko praleidžia. Ir avys girdi jos balsą. Jos leidžiasi prieinamos. Kiti nelabai, o iš vis, pavyzdžiui, svetimas žmogus, netgi pavojinga prieiti prie avino. Bet štai čia ir yra. Supraskite, tas išgirdimas, Jono 10 skyriuje, kai Jėzus kalba, ar ne, apie būtent tas nugalėtojo dvasia, kas yra nugalėtojas, kad tai būtų aiškiau, ar ne? Žiūrėkite, 10:24, ar ne, čia šventykloje jisai vaikščiojo prie po Saliamono stoginė, ne, ten jie apstojo žydai ir ėmė klausinėti, kaip ilgai laikysi mus abejonės. Įsivaizduokit, jeigu, mes jau kažkada nagrinėjom Jono Evangeliją, ten tiek visokių įvykių, tiek stebuklų, tiek ženklų, o jie sako vis, kaip ilgai laikysi mus abejonės. Net kaltinamus. Tu mūsų abejonėse laikai, ne? Jeigu esi Kristus, pasakyk mums atvirai. Tai tiesa ar ne? Jėzus jiems atsakė, aš jums sakiau, bet jūs netikite, darbai, kuriuos darau savo tėvo vardu, liudija apie mane. Bet jūs netikite, nes jūs ne iš manųjų avių, kaip jums ir sakiau. Matote, ne tos avys, jos negirdi Jėzus. Bet toliau, manosios avys mano balso klauso. Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Aš duodu joms amžinai gyvenimą, jos nepražus per amžius ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Jeigu tu esi avis, tu girdi Jėzų. Tu daugiau nieko nenori, tik tai maitintis juo. Būt patenkintas juo, kaip ir Paulius sako, jam pasaulio šlovės nereikėjo. Sardų bažnyčios sistema, taip, iš kažkuria tai principų panašu į mus. O geras gyvenimas, ne kaip žmogus atrodo tas išorė.
Kaip juokaujama, ne, kalėjime, tai reikia su Adidas ir Nike'ais. Va čia išorė labai svarbu, kaip jis apsirėdė žmogus. Ne. Tikintis žmogus visai to negyvena. Atrodo, palauka išorė nesvarbi, matote, vidus, o visą kitą jis pasirūpina. Bet vidus, santykis, va tas balti rūbai. Ir čia ir sakoma, žiūrėkite, mano tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską ir niekas negali išplėšti iš mano tėvo rankos. Aš ir tėvas esame viena. Tai nurodo į tą tikrą vienybę. Ne tai, kad mes kaip norime, vienybę su bažnyčiom. Visų pirma, vienybė su juo. Ir vat viena, kai mes praėjusį kartą ir kalbėjom, jumyse gyvena. Va ta buveinė jau yra. Ir ten, kur 2-3, va ta buveinė, tas mėgavimasis, va to paprastumu Evangelijos, tuo grožiu, Kristaus grožiu. Ir štai va šitas priklausomybė jau yra nuo jo. Kaip sakau, aš ir tėvas esame viena. Ir čia tik tarp Jėzaus tai buvo. O tikintieji nuo jo į sandorą. Dabar prisiminkime vėlgi apie tuos rūbus. Ne? Ir antras dalykas labai svarbus, vaikščio su manimi. Ne tik, kad apsirengti baltais rūbais, bet vaikščioti su juo. Ir dabar žiūrėkite, pati pradžios knyga, apie tai yra daug tokių, daugiau tokių istorijų, bet visų pirma, pats pirmas kritimas, tai reiškia, Adomas ir Ieva krito, ir jie apsirengė, o buvo prieš tai nuogi, 7 eilutė, 3-7 pradžia. Tada atsivėrė abiejų akys ir jie suprato, esą nuogi, suprato. Jie jau gavo supratimą kažkokį. Koks tai supratimas? Bet būtent tie pasaulio pradmenys, filosofija. Man atrodo, aš žinau. Taip. Ir juodu supynė figmedžio lapus ir pasidarė prijuostis. Kai kurie sako, čia kaip ir religija. Prisidengti nuo Dievo. Taip, kažkuria prasme, bet dabar pažiūrėkime, kaip Dievas aprengė. 21 eilutė. Viešpats Dievas padarė Adomui ir jo žmonai kailinius rūbus ir jais apvilko juos. Kitose vertimuose odinius rūbus, oda. Ką tai simbolizuoja? Avinėlis ar veršis, kažkas tai auka. Tai nurodo į įstatymą. Matote, Dievas duoda įstatymą. Taip. Dievas davė įstatymą, įsivaizduojat? Ir tada nuodėmės jėga yra įstatymas, bet čia kam? Kad Kristus išpildytų. Kristus duoda rūbus. Jis aprengia baltai. Iki Jėzaus Kristus buvo Mozės rūbai. Taip, iš tikrųjų, jeigu pasižymėti, Mozės 5 knygai, ten kunigai turėjo apsirengti labai įdomiai. Jie turėjo ypatingas rūbus. Ir taip toliau. Bet dabar, kuo mes apsirengėme? Kam tai buvo duota? Tai buvo nuoroda į Kristų. Kad dabar jau tavęs ir nebėra. Tavęs nebematyti. Matyti Kristus. Žiūrėkite, kitas, kaip sakau, kas vaikščiojo su Dievu, 5:24 pradžios, žinom, Enochas. Enochas, tai žmogus, apie kurį šitą labai gerai žinome, Enochas vaikščiojo su Dievu ir jo nebeliko, nes Dievas jį pasiėmė. Ir štai kaip aš noriu, kad mane Dievas greičiau pasiimtų. Bet jeigu mes įtikėjom Kristų, tas ir įvyko. Jis pasiėmė. Tavęs nebelieka, tavo aš nebelieka. Yra jis, yra jo veikimas. Yra ta paslaptis, va čia tas naujo kūrinio paslaptis, tas veiksmas naujo kūrinio ir yra būtent tai. Dar kartą supraskime, va tie perspėjimai, ir Pauliaus laiškuose ir Petro, taip toliau, Jokūbo, bet čia dabar apreiškimo knygoje jau prasidėjo tai. Žiūrėkite, jie nusisuko nuo paprastumo Kristuje. Jūs laukite, stovėkite to, bet būtent kaip ir buvo pasakyta palyginime Jėzus apie puotą. Ir ne tik, 22 skyriui, taip pat atsimenat Luko 15 skyrius ir taip toliau, apie sūnų palaidūną, į kur jis atėjo? Į puotą. Ir štai va tas džiaugsmas būti tame, apsirengti tuo. Šiandien tu kažkuo apsirengi. Tada, kai aišku apsirengiu, bet būtent dvasinė prasme yra tik tai 2 rūbai. Tai reiškia, taip kaip žmogus matomas pasauliui. Arba tu apsirengi kaip ir moko, šitie balti rūbai, tavęs nebelieka. O kas lieka? Keletą vardų, kurie nesutepė savo drabužių.
Jie vaikščia su manimi, apsirengę baltai, nes jie to verti. Taigi jie verti, jie išlaikė, jie tokius darbus padarė. Jie patikėjo kaip ir Enochas Dievu. Šiam pasauliu jų nebelieka. Supraskime, štai ką reiškia vaikščioti su juo. Nes, dar vienas Efezo laiškas, gerai, Efezo, taip kaip vadinamas, laiškas Efeziečiams. 4 skyrius, apaštalas Paulius kalba apie tuos pradmenis. Pažiūrėkime, Efeziečiams 4 skyrius, 20 eilutė. Bet jūs ne taip pažinote Kristų. O kaip ne taip? Nes ten rodo, kad ar ne protas aptemęs, ar ne dėl savo proto tuštybės, apie pagonės. Dabar jūs ne taip. Jumyse kažkas įvyko. Ar ne, sąžinė, širdyje kažkas suveikia. Ir kas suveikia? Dievo planas. Jis ieško tavęs. Jis trokšta, kad tu būtum su juo, ar ne? Jis sako, juk iš jo girdėjote ir išmokote, nes tiesa yra Jėzuje. Tiesa nėra ten ir ten kažkur. Yra Jėzuje tiesa. Taip? Toliau, kad privalu atsižadėti senojo žmogaus ankstesnio gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, atsinaujinti savo proto dvasia ir apsirengti naujų žmogumi, sutvertų pagal Dievo teisume ir tiesos šventume. Dabar supraskime, apsirengti naujų žmogumi. Čia ir yra šitie rūbai. Čia tu apsirengi tai, kas turi ateiti. Ir Paulius, kai jis sako, keletą kartų aš apsirengė. Taip, jis ir apsirengė ir ginkluotę, jis apsirengė, sako, aš noriu apsirengti. Kuo? Ir va čia, kai mes matome, žiūrėkite, Efezo tikintieji turėtų aiškiai suvokti, ne? Ateina kažkas nuostabaus. Gyvenimas dvasioje yra realus. Gyvenimas dvasioje tai ir yra gyventi, žiūrėkite, apsirengti naujų žmogumi, sutvertų pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. Ką žodis šventas yra? Išskirtas jam, jo šloviai. Ir todėl kokia yra praktika? Efezo tiems tikintiesiems buvo atmetę melą. Kiekvienas te kalba tiesą savo artimui, nes esame vieni kitų nariai. Ne tai, kad nariai, kai bažnyčiai mes, bet kiek narių bažnyčiai ir mes, koks skaičius. Ne, nariai jau Kristaus kūne. Ir į tai tu įeini, atmetę melą. Štai dviešmenis kalavijas suveikia, štai tau duodami balti rūbai ir tu mėgaujasi juo. Tu džiaugiesi jau juo, kaip mes ir matome, ir Paulius ir Galatams laiške sako, aš nieko nesigirsiu, tik tai Kristaus kryžiumi. Man jo nėra, Pauliaus nėra. Ar ne kaip tai Paulius tiek laiškų parašė. Matote, va čia ir yra, kai Kristaus kūne jau nėra. Mes Kristaus kūne turime užleisti vietą jam. Ir Dievas daro tą nuostabų veiksmą. Mes pašaukti gyventi. Mėgautis juo. Matote, mėgautis gyvenimo žmonės visi nori. Ar ne? Koks mokymas mane tai veža. Ne, Kristus veža. Va ta prasme, Kristus, sako, vaikščia su manimi, su Jėzumi. Kur? Keletą vardų, kurie nesutepė savo drabužių. Tai buvo tas laikas, kad vaikščiotų jie Dievo teisume. Ir tas laikas, tų laikas, dabar mes turim viską, kaip mes įskaitėm laiške Kolosiečiams, visą pilnatvę. Mes įeinam vaikščioti tai. Ir kaip aš sakiau, tu paminėjau, ne, kad pradžioje, ar mums dabar bendrauti su tais, kas yra eretikai, ar ne? Taigi Paulius sako Timotiejui ir taip toliau, kad šalinkis, ar ne, arba disciplinuotokius baust. Dabar pasižiūrėkime irgi Judo laišką. Judo laiškas, tai yra prieš apreiškimą iš karto, ne? Viso neskaitysime, ten visa esmė Judo laiško irgi lygiai tas pats, ne? 4 eilutė, vogčiamiais įsiskverbė žmonių, kuriems nuo seno surašytas toks nuosprendis. Įsiskverbė. Žiūrėkite, tarp tikinčiųjų įsiskverbė žmonių bedieviai, ar nesako, toks nuosprendis, jie bedieviai iškreipė mūsų Dievo malonę į palaidumą ir neigė mūsų vienintelį valdovą Dievą ir viešpatį Jėzų Kristų. Ir visas laiškas apie tai. Būtent tai bus, tai įvyksta. Ir Judas, vienas pirmųjų laiškų parašytas, ne, tai jau numatė. Dievas jam suteikė tą apreiškimą. Bet dabar žiūrėkit, kokia mums praktika iš to. Ne? 20 eilutė. Bet jūs, mylimieji, ugdydami save savo švenčiausiojo tikėjimą, melsdamiesi šventoje dvasioje, išsilaikykite Dievo meilę. Dabar supraskime,
Atsiminkime mūsų laiškus apreiškimo 7. Ne? Mes dabar 5 laiške. Bet pirmas laiškas Efezo bažnyčiai. Jie meilę prarado. Puolė, kaip tai prarado? Nėra meilės, kaip mylėjo, bet nemyli. Kaip bažnyčia, aš nesakau apie individus asmenis, bet pati bažnyčia žibintas, angelas, tas bažnyčios. Jisai likti neįsilaikė Dievo meilę, nes jiems reikėjo išsilaikyti iki ko? Iki teismo. Ir dabar sako, laukdami mūsų viešpaties Jėzus Kristus gailestingumam, amžinajam gyvenimui. Ir tai čia mes galim taip ar ne taip, čia svarstyti, čia palaukti, bet dabar žiūrėkite. Vėlgi praktika. Sekanti eilutė. Vieniems, kurie abejoja, būkite gailestingi. Kitus su baime gelbėkite, traukdami iš ugnies, bodėdamasi net jų kūno suteršto drabužio. Tai drabužis, jisai kažkoks tai gal ten, išsipurvino ir purvas. Apie kokį čia drabužius kalbama? Pagal Seną testamentą. Tai reiškia, teisumas jau įvyksta, ar ne? Ir kaip mes matome, Adomas su Ieva iš karto užsidėjo figos lapus, o paskui Dievas juos aprengė į įstatymą. Ir tai nebuvo blogai, tai buvo nuostabus planas. Odos drabužiai. Ir dabar jis sako, apsirenkite jau juo, va šitais baltais, įeikite į vestuvį, jo. Kodėl? Todėl, kad žodis tapo kūnu, jis gyveno tarp mūsų ir štai, tai jau vyksta. Judas, mes matome, jis buvo vyresnysis Jeruzalėje ir jis apie tai kalbėjo. Ne tai, kad, žiūrėkite dar kartą, kitus su baime gelbėkite, traukdami iš ugnies. Kokia ugnis? Ugnis ateina. Tuo metu jinai turėjo ateiti. Išsipildyti raidė, žodis. Ir toliau, 24 tam, kuris gali išlaikyti jūs nenupuolus į savo šlovės akivaizdoj, pastatyti nepriekaištingus su didžiausiu džiaugsmu, vieninteliam išmintingajam Dievui mūsų gelbėtojui. Per mūsų viešpatį Jėzų Kristų te būna šlovė, didybė, galybė ir valdžia dabar ir per visus amžius. Amen. Štai jau nuoroda į mūsų laikotarpį. Kas turi būti? Gyvenimas dvasioje, vaikščioti su juo, apsirengę baltai. Supraskime, tas vis tiek aš miniu, bet nepacitavau. Luko 15 skyrius, tas sūnus palaidūnas ir nepalaidūnas. Trumpai, va tas dabar asmeninis klausimas kiekvienam iš mūsų. Kuo mes apsirengę? Va čia 22 eilutė, Luko 15:22, sūnui palaidūnui buvo aprengtas jisai, ne? Tėvas įsakė savo tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį, užmaukite ant piršto žiedą, paukite kojas, jis aprengtas. Kam? Sekant eilutė, atveskite nupinėtą veršį, papjaukite, valgysime ir linksminsimės. Džiaugsmas įvyko, santykis su Dievu. Tu mėgaujasi. Štai įvyko. Bet dabar kitas, iš jo atsiveria kažkas kito 29 eilutėje. Koksai drabužis? Jis atsakė tėvui, štai jau tiek metų tau tarnau, niekada tavo įsakymų neperžengiau, tu mane karto nedavei neužiuko pasilinksminti su draugais, bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs savo turtą su kekšėmis, tu taip apjovė nupinėtą veršį. Kas čia? Murmėjimas, nepasitenkinimas. Nėra Kristaus. Iš karto būtinai kliuota etiketė, tas, va, o aš teisus. Koks drabužis? Būtent tas purvinas drabužis. Jis buvo tėvo pusėje. Izraelis, žydai, jie buvo jo pusėje, išrinkti. Bet kaip mes visas pranašystės matome, ne ta tauta, ne tos avys, bet jis turi tikrų avių. Ir tos avys, va kaip tas sūnus palaidūnas, jis sugrįžo, jis buvo aprengtas. Jis apsirengęs kam? Vėlgi sakau, vaikščiojimui su juo, ne šiaip savo aprengti ir viskas. Kaip šiandien sako, malonė, darau, ką nori. Ką tu nori? Ir čia būti su juo, vaikščioti su juo tu nori. Ir dabar, va taigi, kuo tu apsirengęs? Ar esi patenkintas jo malonė? Jeigu ne, tu apsirengęs va kaip tas, tu supykęs, tau bus negera valdžia, kiti žmonės, visa kita aplinkui. Ar tu patenkintas juo? Tu įeini į jį, į tą santykį. Ir kaip mes, žiūrėkite, apie Timotiejų sakom dar, ne? Dar trumpam pažiūrėkime, 2 Timotiejui, 2 skyrius,
Čia yra toksai perspėjimas irgi asmeninis Pauliui. Sakau, Timotiejui Paulius perspėja, ne? 11 eilutė, štai patikimas žodis. Jei mes su juo mirėme, su juo ir gyvensime. Matote, jeigu tu mirei su juo, tu ir gyvensi. Kaip tai? Su juo mirei, tu gyvensi, tu apsirengsi, kitaip sakant, tu su juo vaikščiosi. Toliau pasakyta, jei ištversime su juo ir karaliausime. O ką turėjo Sardo bažnyčia pereiti? Ir jie turėjo budėti pagal viską. Va tai turėti patikimą žodį, maitintis juo, ne, ir ištverti. Ir toliau sako, su juo gyvensim. Jei ištversime su juo ir karaliausime, jeigu mes jo išsižadėsime ir jis mūsų išsižadės. Jeigu esame neištikimi, jis lieka ištikimas, nes savęs jis negali išsižadėti. Primink tai liepdamas viešpaties akivaizdu, kad nekovotų žodžiais, nes iš to jokios naudos, vien tik žala klausytojams. Čia ir kalbama, kas plaukia iš vidaus. Patenkintas Dievu, patenkintas Kristumi, mėgaujasi juo. Aš šitą teoriją tapo praktika. Sardo bažnyčiai ne. Kažkas ne. Tapo praktika šitiems keletą žmonių. Keletą asmenų, keletą žmonių, kurie kovoja ne žodžiais, bet jie gyveno dvasia, bažnyčia, nuotaka. Kaip mes skaitom visą Apreiškimo knygą, ne, apie tai kalbama. Sako, jie vaikščia su manimi apsirengę baltai, nes jie to verti. Vertė iš kur? Tai yra malonė. Tikintis, tai kiekvienas supranta, tai jo malonė. Tu įeini į tai. Va tas įvyksta širdies apipjaustymas ir tu priimi tai, nes priimi šitą dovaną, šitus rūbus. Ne nuo tavęs. Tai yra tik tai malonė. Ne tik tai malonė, tai net malonė. Tai yra nieko nuostabiau. Už to nėra, bet tu vaikštai jau su juo. Augi būtent šitame, net ne apreiškime, bet jau surinkime. Nes apreiškimas buvo apie surinkimą, apie nuotaką, kad įeiti į tai. Pažiūrėkime pabaigai 19 skyrių, kai tai viskas jau įvyksta, ar ne? Įvyksta teismas, ar ne? Teismas Babeliai, teismas religijai. Ir dabar 19 skyriui 7 eilutė panašus labai žodžiai kaip ir sūnaus palaidūno istorijai. 19.7 apreiškimo. Džiūgaukime ir linksminkimės ir duokime jam šlovę, nes atėjo avinėlio vestuvės ir nuotaka pasiruošė. Atėjo. Daugam netėjo. Bet jeigu atėjo, jeigu šitas žodis priėmė į širdį, tu pamatėjai, kad tai yra tikra bendravimas bažnyčiai. Ne teorinis kažkoks tai, online gyvai ne taip svarbu, bet svarbu gyvas. Suprantat, turiu mintį. Tu matai, tu užjauti, tu supranti žmogų. Tu girdėjai. O tas ašarų nušluostimas, ir, kas toliau pasakyta, ir prieš tai pasakyta, ne? Bet žiūrėkite, ir nuotaka pasiruošė, jai buvo duota apsirengti spindinčią tyrą drobę. Matote, čia kai mes žiūrime, tai aš apsirengęs ar ne? Iš tikrųjų klausimas, ar tu esi bažnyčiai? Narys, kaip mes skaitėme. Kaip narys? Tai čia labai svarbu narys, reikia tą daryti. Ten kaip ir nesakoma, pasikrikštit, nario mokestis, ten dalyvauti. Čia ne apie tai kalbama. Čia kalbama apie ką? Įeiti į sandorą. Įeini bendrauji su juo, su broliais. Toj dvasioje. Žiūrėkite, jai buvo duota dar kartą 8 eilutė, ne? Spindinčia tyra drobė, ta drobė tai šventųjų teisūs darbai. Ir angelas sako man, rašyk, palaiminti, kurie pakviesti avinėlio vestuvių pokylį. Jis pridūrė, šie žodžiai yra tikri Dievo žodžiai. Matot, dabar žiūrėkit, jeigu tai dar neįvyko, dar turi įvykti, būtų tikri žodžiai? Kas valgo iš gyvybės medžio, kas geria gyvąjį vandenį, tas jau suvokia. Aiškinti nereikia. Štai yra tikras, tas žodis labai, ekleziologija, mokymas apie bažnyčią ir yra bažnyčia. Suprantat, štai kas yra. Palaiminti, pakviesti. Ir štai yra ta tik, tu maitiniesi tuo. Tu mėgaujasi Dievu. Nes mėgautis Dievu tai yra vaikščioti su jo baltais rūbais. Nėra tavo teisumo. Yra tik tai jo teisumas. Jis nuplovė tave, apvalė ir tu gyveni jau juo. Kaip? Vėlgi sakau, fiziškai,
Tai reiškia bendravimas surinkime. Bet bendravimas tai yra ta paslaptis. Įeiti į tai. Tu matai, kad taip, gal kažkur tai yra skirtingi supratimai, suvokimai, jis toks tas žmogus, bet meilė visą pakelia, visą ištveria, būtent šitame. Jinai teka, jinai maitina tam, kad tu šlovintum jį. Jeigu tu nešlovini jo, tai reiškia kiti rūbai, purvini rūbai. Bet jeigu tu pamatai, tu nenori purvinų rūbų, nes jis tas sūnus palavinas įeina, ką jam vėl grįž pas kiaulės, iš jo rankos jo niekas neišplėš. Tam, kad tu apsirengęs ir sako vaikščioti kartu su juo. Kaip ir Enochas vaikščiojo su juo, taip ir tu pašauktas vaikščioti su juo. O nuotaka pasiruošė. Jinai jau vestuvės vyksta.